Daugelis mūsų susirūpina sveikata tik tuo met, kai užpuola ligos. Baltijos Amerikos klinikos medikų nuomonė kitokia. Kiekvienam žmogui vertėtų tikrinti sveikatą, bent kartą per metus. Profilaktinis sveikatos patikrinimas yra rekomenduojamas tam, kad nustatyti ligą iki susirgant, užkirsti jai kelią arba nustatyti ligą ankstyvose stadijose, tam, kad gydymo ir išgydymo galimybės būtų žymiai didesnės. Nors ir pavasaris, nors ir daugiau saulės, bet vis tiek žmonės dar serga peršalimo ligomis. Tai yra susirgimai, kurie lydi turbūt visus metus. Kodėl taip yra? Ogi temperatūros svyravimai dienos bėgyje, orų kaita, netinkama apranga, per žiemą išsekusios vitaminų atsargos sukelia peršalimo ligas. Esant minėtiems skundams užtektų ateiti tik tai pas šeimos gydytoją ir galbūt atlikti tik tai bazinį patikrinimą ir bendrą kraujo tyrimą tam, kad įvertinti, ar susirgimas virusinis ar bakterinis ir tinkamai paskirti gydymą. Dėl lėtinio nuovargio Baltijos Amerikos klinikoje galime pritaikyti įvairų spektrą gydymo. Galime gydyti tiek dienos stacionare, esant ryškiai paūmėjusiai ligai, galima pritaikyti intraveninę skysčių infuziją, galima pritaikyti į veną vitamino terapiją, galima pacientą stacionarizuoti, galima taip pat ir pritaikyti reabilitacinį gydymą. Baltijos Amerikos klinikos specialistai kviečia nedelsti ir iš anksto pasirūpinti skiepais nuo egzotiškų ir mūsų krašto ligų. Nuo erkinio encefalito yra skiepai ir skiepytis efektyviausia iš tiesų tuo metu, kada tik prasideda erkių aktyvumas. Tai reiškia pavasarį, kaip tik tai kovo mėnesį rekomenduojama pradėti skiepytis. Pirmą skiepą pasiskiepyti, paskui po mėnesio antrą. Ir paskui po metų jau trečią, kuris sustiprina tos vakcinos veikimą. Ir praktiškai jau po pasiskiepimo praėjus porai savaičių jau turėsite apsauginius antikūnių titrus, kurie dar yra sustiprinami ir užtvirtinami antros vakcinacijos metu ir visą vasarą iki rudens, būdami miške, gamtoj, būsite apsaugoti nuo bent vienos mirtinos ligos. Tai šito nereikia pamiršti. O be to, dar nereikia pamiršti, kad vasara tai yra atostogų sezonas ir žmonės vis dažniau važiuoja į egzotiškas šalis. Ir iš tiesų būna labai liūdna, kad likus savaitį iki išvykimo atvažiuoja ir sako, aš noriu pasiskiepyti nuo visko, kas ten, pavyzdžiui, Kenijoje bėgioja. Tai yra neįmanoma. Visų pirma, klausiu jo, tai kada tu išvažiuoji? Tai po 3 dienų, o kiek ten bus 10 dienų? Tai maždaug, jeigu šiandien aš jūs paskiepysiu, tai apsauginiai titrai susidarys geriausiu atveju tada, kai jūs grįšit. Tai nėra jokios prasmės jau tą daryti. Na, gal ir yra kažkokia prasmė, bet vis tiek, tai jau reikia pasirūpinti bent mėnesį iki kelionės ir pasirūpinti tais skiepais, kurie yra privalomi arba rekomenduojami vykstant į egzotinę šalis. Baltijos Amerikos klinikos alergologai primena, kad pavasaris žydėjimo metas. Laiku pradėtas gydymas žymiai sumažina alergijos tikimybę. Pavasarį ir bendrai vasarą atsiranda keletas tokių problemų, dėl ko žmonės kreipiasi į alergologus. Aišku, pati populiariausia tai yra vadinamoji šienligė, kada atsiranda žiedadulkių aplinkos ore, pradeda niežtėti nosį, čiaudėti, ašaroti. Tai tokie žmonės jau keletą metų iš eilės pastebi, kad tam tikrų metų laikų būna šita problema. Taip, ir jie jau dažnai labai patys puikiai savo beveik ir diagnozuoja. Bet vis tiek tokiem žmonėm patarčiau ateiti, išsitirti dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių yra ta, kad šitą šienligę ir tiek pavasarinę galima labai efektyviai gydyti imunoterapija. Tai yra tas žmogų jau nuo žiemos galima pradėti pratinti prie žiedadulkių ir jam nereikės gerti cheminių vaistų atėjus pavasariui, vasarai. Tai yra labai geras, kaip sakant, dalykas. Tai va, o tą galima paskirti imunoterapiją tik tada, kai tiksliai žinai, kas tą sukelia, tą problemą.
Kitas dalykas, dėl ko žmonės irgi pradeda kreiptis atėjus pavasariui ir vasarai, tai yra įvairūs bėrimai odoje, taip, kurie atsiranda. Tie bėrimai gali būti ir pačio žmogaus savo sukelti. Tarkime, nemažai vaistų, tiek geriamų, tiek tepamų, turi anotacijose užrašytą įspėjimą, kad negalima būti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Ypatingai tie, kurie yra susiję su nuskausminančiu veikimu, priešuždegiminiai tepami vaistai. Ir netgi yra nemažai tokių atvejų, kada pats žmogus savo netepa, bet tepa savo artimą. Vaiką, vyrą, tėvus, ir jam tiesiog, galbūt nelabai kruopščiai nusiplauna rankas ir to visiškai užtenka, kad tos aktyvios medžiagos kartu su saulė sukeltų bėrimus. Ir kaip taisyklė, tokie bėrimai sukelti vaistų ir saulės spindulių būna labai tokie sunkiai gydomi. Baltijos Amerikos klinika įsikūrusi Vilniuje, Nemenčinės plente 54A, linki sveikiems pasitikti šiltąjį sezoną ir tuo pasirūpinti jau dabar.